Anda pilvas, reiškės laikas sportuoti. Ir šiandien mes radęs motoboris trasoj. Darom tokią treniruotę su draugais, pažįstamais. Varinėsim ratukus, duosim dulkių, duosim vaizdų. Tai kad pasiruoškit, paimkit skanukų, užvirkit savo arbatėlės, kavytės ir visiems mielo žiūrėjimo. O mes pagnali. Kelias, šį seriją matysite daug ekšono, daug važinėsim su visokio tipo keturadžiais. Pabandysim jums parodyti vaizdų, naujai atsinaujinusią motoboris trasą. Gal padarysim tokias lenktynėlės tarp savęs, kas greičiau vieną ratą pravažiuos, tiesiog su telefonu paskaičiuosim. Ir nepamirškit, šioje serijoje galėsit laimėti 3 kuponus po 100 eurų. Motoboris trasoj pasivažinėt su keturadžiais ar bagės, čia jau jums spręsti, ko norėsit. Tai kad žiūrėkit visą seriją, visą informaciją pamatysit, o visos nuorodos, kaip visada, apačioje šaika. Kas buvo? Ego, mūsų atauginau. Žinau, aš tokių kadrų čia padariau. Kaip mes vapšė be savęs gyventume? Kaip jūs atsiskaitysit? Tu užteks vieną kartą, aš tai padariau. Aš irgi važiuočiau, bet... Paimk tik šalmą paprašyk. Kad nėra tokių galvų didelių. Pasborį į... Žinokit, šakiau, sunkoka. Po tokios ilgos pertraukos. Skaityk, kiek manęs laiko nebuvo YouTube'ai ir turbūt tiek pat laiko ir nevažinėjau su keturračiais normaliai. Tai va dabar porą ratų darai ir jaučiasi, kad savo atostogų laiką tikrai ne sporto salį praleidau. Siukai afigenė? Afigenai atrodo. Jau auginau visą laiką, gal nebuvau YouTube'e, auginau siukus. Panašus į italą? Jo. Spaghetti, makarono, bolognese, šimpanzinį, boloninį. Davai. Gerai, šaika. Stebėm, nepamirškit, patiktuką pastatyti. Laikiuką, padabaiką. Kaip tau? We could have spent together, but a life that's lived without you feels like it lasts forever. The feeling, it just crawls under my skin. It's like a fatal poison setting in. 'Cause I don't wanna feel ashamed no more. Baby, should we... Kas buvo? Rankas kerta. Senas, bet valdimai. Neatlaiko? Čia tau žinai, pasakysiu, tiesiai šviesiai.
senelio samagoną lengviau biškį gerti. Nei trasoje važiuoti. Yra ką veikti. Robertai. Ką ir žvilgt kritikais. Zagraisimo. Nu ką, tuoj patestuosim naują techniką. Diržus reikia. Diržus Būtinai. Būtinai. A čia šalmai būtini? Žiūrėk, jeigu ką, tokio kaina dėrėtų apie 9. Sandalės iš tuos status už salų. Ką mes neturim pinigų? Tas pats, kas kaip duratis, tik tais yra rankinis ir yra pavarų dėžė. Turim 1000, žodžiu, litrinį. Gal šalmų ir reikia, nes... Blet reikia, jo, pizda. Nu nieko, alaus į parduotuvę tikrai geras aparatas. Pro mišką. Opa. Final! Oi, oi, oi. Važiuosim? Blet. Kelią. O, žiūrėkit. Žinot, pažįstat jie? Žiūrėk, susikaupęs. Padovanojat žaisliuką. Robertui. Pažiūrėk kokie kadrai. Robertui gimtadienį proga. Droną padovanojom. Jau gimtadienis. Ai, vakar kaip tik gimtadienis buvo į zoologijos sodą nuvežėm. Pereinam iš karto. Nusprendėm, žinot ką? Mūsų gan nemažai žmonių, tai nusprendėm, padarysim tokį paprastą interaktyvų, kad tiesiog dėl savęs. Startas, finišas po vieną ratuką ant laiko. Šiaip pažiūrėsim, kas kaip važiuoja. Dėl įdomumo. Va, ir Lukašui duosim kaip pasivažiuoti. Tas jau žiūrėk kaip važiuoja. Žiūrėk, ką daro su ta biedna Galina. A, jau matai? Matai, tik tai pamatė, kad aš žiūriu iš karto. Lėtai, gražiai. Gal tau jau laikas pirkti Galiną? Kaip Galinos savininkas bus labiau sukalbamas, tada galima ir pagalvoti. Už 5 ir iš tavęs parūkyt? Ne, dar biškį daugiau. 700. Ne, baigtų. Pabandysim padaryti poratuką ant laiko. Pažiūrėsim, kas kiek važiuoja. Ai, kameristas sakė, kad užteks tą kamerą daužyti. Tai su kuo jam? Naujas pirifonas toksai ir dabar bležai. O jeigu tau reikia keturračio, arba moco, arba aprangos, tai šaikai, kreipkitės į Motofoxą. O su promokodu Blogger gausit nuolaidas aksesuarams, dalims bei remontui. Visų laukiam čia. Pažiūrėkit į žmogų. Nu, pažiūrėkit ir dabar, žinai, jis dar jeigu laiką kažkokį parodys, taip, va taip eis. Va taip. Va, patys. Nu ir ką mes dabar matom starto linijoje? Miręs, bet nenudaužytas, ne, atvirkščiai. Daužytas, bet nemiręs.
su skolintu motociklu, su rasojančiu šalmu. Cigaretę duot? Davai. 3, 2, 1, pagaliai! Opa. 2 minutės realu padaryti. Jo. Gal padarys? 2 minutės jau išėjo. 0206. Sportininką, pirmų vietų nugalėtoją, pastoviai visų mėgiamas sportininkas, olimpinis čempionas. Valdemar Grafovskis! Jisai, kadangi visą laiką pirmas vietas įma, tai šitą renginį atvažiavo su balta maike ir su išeiginiam keliu. Ir, kamai? Jo. 3, 2! Palauk, lėti išsijungi. 3, 2, 1! Please don't play with Да, я хотел узнать. 265-99. Ты 2 ехал? Йой, трассу, kur paėmė. Охуеть, ребята, на. Kiek begertum, vienas čia yra, Dieve. Treniruokis, aš sakiau tau su Aš 3 mėnesius nevažiavęs. Aš 3 mėnesius geręs nevažiavęs. Mes su Motoboris savininku nusprendėm padaryti jums akciją. Išlošėm jums 3 kuponus po 100 eurų, kur jūs galėsit pasirinkti, su ko važiuoti ir kur važiuoti. Ar tai trasoj, ar tai važiuoti į safarį. Jums reikės komentaruose parašyti juokingiausią komentarą, kodėl būtent tu turi gauti šitą kuponą ir kodėl būtent tau jis reikalingas. Ir laimėtojus mes paskelbsim kitoje serijoje. Tai davai visi įsijungiat vaizduotę, rašat komentarą ir 3 žmonės gaus po 100 eurų kuponą. Tai kačaika, visiems sėkmės. Nu ką, vat ir mūsų džipų čempionas atvažiavo, Brembas antrą laiką parodė. O, tu įsivaizduoji, taip išeina, kad jau antras laikas? Nu. Apie 2 suktų jau. Kas trečias? Tu ten geriau nekalbėk. Ten su visais iš eilės. O ant trečias. Jis 2 minutės pravažiavo, tu 2.06. Reikia dalengt. Ai, o tokia paprasta, jauki, linksma serija kartu su mūsų visą šaiką. O ir kaip tik atvažiavo mano draugai iš Vokietijos. Tai kad Valdemarui laikas baigti eterį. Ačiū Gurskiui už pagalbą, kuris mane šiandien iš ryto mielai pakildamas čia atvežė. Ačiū už droną, už gerus kadrus, nu tai kaip kitaip. Tai karuojančią šakelę. Ir jums visiems ačiū už peržiūras, už laikus. Ir davai, kartu padedam man grįžti į eterį. Rašom komentarus. Žinau, gal serija jums ne super tokia kažkokia buvo, bet, nu, kažkaip mes darom. Vienu žodžiu, visus apkabinu ir iki greito. Čiau. Kameros mušt negalima, kameristas uždraudė.